Pajūriai šiandien daugelį tampa ne tik atostogų vieta, bet ir antraisiais namais ir puikia investicija. Vienas sparčiausiai besikeičiančių vietų – Monsiškės. Ir čia yra vystomas daugiau nei 100 namų kvartalas pavadinimu Čikipuki, kuris yra sulaukęs didžiulio susidomėjimo dar net nepasibaigus statyboms. Ir čia susitinkame su Aurimu, šio projekto vystytoju, kuris pats prieš 16 metų į Palangą atvažiavo tik tai trumpam, o pasiliko visam laikui. Aurimai, jūs pats esat kaunietis, bet jau Palangoje gyvenat 16 metų. Ar prisimenat tą momentą, kai supratot, kad visgi norit gyventi prie jūros? Jo, į Malūnų vilas atvažiavom statyti su partneriu. Supratau, kad čia mano miestas. Ne dėl to, kad čia didesni pinigai ir dar kas nors. Bet va, toks kultūringas kaimas, kaip sakau. Prie jūros. Prie jūros, kaimas prie jūros. Nu ir prasidėjo vienas projektas, antras projektas, trečias projektas. Man daugiau širdžiai tokių mielesnių, tai Čikipuki pajūrys toks yra. 246 butus ten mes pastatėm. Paskui pastatėm Čikipuki Ošupis prie pat to dviračių tako. Paskui Relaksą paskui statėm, o dabar pradėjom pirmą etapą, antrą etapą ir toks trečias etapas nedidelis bus. Monsiškės vieta buvo šiek tiek tokia užmiršta galbūt arba neatrasta. Kaip sugalvojate, kad būtent viską reikia vystyti čia, Monsiškės? Jo, Monsiškės visada buvo tokia kaip ir antras vaikas, numestas toks. Jo, kažkam niekam nereikalingas. Bet Monsiškės turi labai gražų paplūdimį. Monsiškės turi kaitų bazę. Čia susirenka visi stipriausi Lietuvos ir gal Europos kaituotojai. Visada. Čia visada pučia vėjai. Toks geras bryzas, mes matom, va, šitas visas reikalas. Monsiškėse vyrauja mažaaukštė statyba, kas yra irgi gerai. Tai va toks va jaukus, kažko man primenantis gal Nida, gal Juodkrantė, kaimukas ir mane sužavėjo ir kažkaip tai pradėjom čia kasti pirmus pamatus. Jūs parduodate ne tik būstą, bet ir visą infrastruktūrą, tiesa? Jo, kadangi vystom didelius plotus, nu vis tiek tą žmogų kažko reikia prisivilioti, kažkokį duoti saldainį, dar kažką tai. Tai norim kuo daugiau tam žmogui duoti. Šiame projekte davėm padelio kortus, davėm kupolus, davėm pirtis, darėm šalčio vonės, nupirkę čia esam, laukiam turim atvažiuoti. Viską, kad jau čia atėjęs, jis galvotų tik tai apie poilsį. Vis tiek, pajūrys tai poilsis. Pakalbėkime apie ateities planus. 5 metus į priekį, Monsiškių vizija, kokia ji yra? Nu va, dabar kaip tik Monsiškės gatvėje pradėjom statyti 10 nedidelių namukų, nuo 6 iki 8 būtų tokių irgi mano stiliaus, nuo 20 iki 35 kvadratų. Ir priešais dar turim įsisavinę sklypą, kur norim pastatyti prekybos centriuką nedidelį, kavinukę, sporto klubą. Nu va tokį padaryti Monsiškių traukos centrą. Nu ir galvoju, kažkaip tai va tas su tais Monsiškiam pabaigti. Aurimai, yra dažnai sakoma, kad būstas pajūryje yra tik tai pasiturintiems žmonėms. Šitą mitą jūs laužote. Bandom laužyti. Ir įrodote, kad būstą galima įsigyti prie jūros nesumokėjus 200 000. Ne, tikrai 200 000 nereikia. Užtenka startas nuo kokių 70, 80, įrengto gal 100, 110 ir galima turėti nu va tokio lygio būstą. 27, 28, 30, 35 kvadratų. Ir jūsų pirkėjai rezervuoja būstą dar tik prasidėjus, o kartais net neprasidėjus statyboms. Kokia yra to paslaptis? Žmonės perka, nežinau, kvadratinius metrus, o gal gyvenimo būdo, gero gyvenimo būdo pažadą. Kokia yra viso to paslaptis? Ne, dažniausiai žmonės, kurie pradeda pirkti mūsų būstus, kai nėra nieko apskritai, tuščias laukas, net man jau patį baisu pažiūrėti tą lauką. Nieko nėra, ten tik traktoriai, molis. Tai perka investicijai ir tas būstas visada, turim 20 metų patirtį, pabrangsta minimum 20-25% minimum visada. Tai turim eilę klientų, kokį 20-30% būstų nusipirka iš karto į priekį. Ir tada mes jau auginam visą rajoną, auginam infrastruktūrą ir po truputį pradeda brangti. Tai įsigyti antrus namus, atostogų namus čia prie jūros yra puikia investicija? 100%. Puikiausia investicija, ne tai kad puikiai. Tiek nepabrangsta auksas, niekas tiek nepabrangsta, kiek pabrangsta būstas.